labiausiai žmonės bijo reikštis tik dėl to, nes bijo atstumimo. Pas juos dominuoja ta atstumimo baimė arba kritikos baimė. Bijo būti sukritikuoti, atstumti. O jeigu aš atstumtas, reiškia, aš vienas, aš niekam nereikalingas. Ir va čia įsijungia vaikiška programa, aš niekam nereikalingas, o jeigu aš niekam nereikalingas, tada aš pražūsiu arba kažkas atsitiks su manim baisaus, iš karo įsijungia pavojus sveikatai, gyvybė ar kažkam panašiai. Tai va, kartais ta atrodo gili vaikiška baimė trūdo suaugusiems žmonėms reikštis arba, nežinau, pardavinėti save, rodyti save, kalbėti viešai ir taip toliau. Ką aš darau? Padedu atrasti vaikišką baimę. Atrasti ją, susidraugauti su ją, pamylėti ją ir paleisti ją. Ir viskas labai gražiai žmonių gyvenime tada pasikeičia.